Sveiki. Šiandieną yra Liepos 31 diena. Atvežiau 56 jauniklius ir 2 patyrusias pateles. 3,63 km į treniruotę. Dabar turime 11 valandų 27 minutės. Kągi, palinkėsim gerą skrydžio paukščiam ir leisim. Taip, pavežiau už zubelių. Čia šiek tiek toksai kalniukas. Ir lauke 27 laipsniai šilumos. Paukščiams skristi reikia tapt kryptimi ten, kur ir skrenda. Žiūrėsim, ar jie dar grįš. Dabar ratą daro virš Zubelių kaimo. Ten yra ežeriukas nedidelis. Tvankus oras, pučia pietų vėjas. Na, jie jau nuėjo tą kryptimį, važiuoju žiūrėti, kaip situacija namuose. Atvažiavau, balandžiai skraidė virš balandys. Ką tik nusileido. Vienuolika 38. Dešimt 11 minučių. Einam. Labai karšta. Einam. Manau, tokia trumpa treniruotė į naudą. Jiem. Einam. Reikia atidaryti. Taip, yra vanduo. Einam. Čia ant saulės rodo 34 laipsnių šilumos. Tvankumas šūtina, paukščiai lekuoja. Per karštą. Einam. Namo. Einam. Namo. Štai šita patelė juoda buvo. Vedlė ir mėlynai marga. Vat, kuri dabar lenda, įlindo. Taip.
Einam, namo. Pratinu per vieną skylę, kad įlystų. Nieko išmoks. Einam. Taip einu papilsiu maisto. Einam. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 liko lauke. Einam. Namo. Po slyvą pavėsį palindo 3. Einam. Tai štai tokia treniruotė. Liepos 30 dienos. Viskas labai puiku. Jeigu oras leis ir galimybės, tai rytoj vešiu toliau. Jei ne rytoj, tai poryt. Tai tiek, ačiū, kad žiūrite. Gediminas Žilinskas, Bogoslaviškis. Iki kitų susitikimų.